Paskambino man klientas iš Kretingos ir pasakė, kad jaučiasi nesaugus, sena signalizacija, signalus nesiunčia. Žiūrėkit, ką radom. Telefonas prilituotas prie signalizacijos, kad signalus siųsti. O čia darbelis bus. Kraunasi, veikia. Čia geras. Pažaisiu Snake. Kas žino, parašykit komentaruose. Tai keičiam klaviatūrą, daviklius paliekam. Klientas nusprendė neleisti papildomų pinigų, davikliai dar veikia. Tai pradėjom darbus, sumontavom klaviatūrą, touchscreen ekranas labai gražus. Čia pas mus nauja centralė, daviklį tikrinam. Veikia priešgaisrinis, puiku. Tai šitą paliksim. Va taip atrodo fainiai ta nauja klaviatūra. Gražu, ekranas veikia momentaliai. Žiūrėkit, pump iš karto. Sireną pakeitėm į tokią gražią, naują, sviečiasi. Man tai labai patinka tas dizainas, pasaka. Akumuliatorius stovi. Daviklių sąrašo programėlėj matom. Žiūrėkit, paspaudžiam mygtuką. Garažo vartai važiuoja. Čia klientas paprašė, kad galėtų valdyti garažo vartus per programėlę ir per klaviatūrą taip pat. Čia mes apsaugiam vartus. Ir taip pat sudėjom durų magnetinius kontaktus. O čia yra priešgaisrinis daviklis naujoviškas. Toks geras daiktas. Ir temperatūra, ir dūmus reaguoja. Ir žiūrėkit, paspaudžiam, patikrinam. Kiekvienas daviklis turi integruotą sireną. Tai jeigu suveiks, kauks visi. Tai labai geras sprendimas. Žiūrėkit, įvedam kodą, paspaudžiam OK, apsauga įjungta. Paspaudžiam išjungti signalizaciją, įvedam kodą, OK, išjungta. Naktinis režimas. Galim namuose likti, o namas apsaugotas. Ir vartus galim čia atidaryti taip pat. Labai gera sistema. Iš programėlės žiūrėkit, kaip viskas veikia. Paspaudžiam įjungti, išjungti ir taip pat naktinis režimas yra. Ir dar panikos mygtukas. Visų įvykių sąrašą matom, kas atsitiko, kas buvo ir taip toliau. Žiūrėkit, atidarom duris ir čia girdim garsą, kad duris atidarytos. Sekit šitą paskyrą. Dalinkite, spauskit laikius, komentuokit.